filmuoti. Pradedam. Atsigulti reikia ant lovos krašto, kad galva kabotų visiškai. Taip. Ir dabar galva visiškai laisva, palaida galva, neįtempta, mes ją nuleidžiam, kiek jinai nusvyra. Lėtu, atsargiu judesiu. Ir pakeliam galvą į viršų. Įkvepiam paprastai giliai. Išlenkiam kiek tik tai leidžia kaklas ir gražiai švelniai pakeliam galvą į viršų. Sekantis judesys yra atsigulam ant šono ir darom tą patį. Galvą nuleidžiam, kiek jinai kabo, palaikykim biščiuką, čia labai geras kaklų tempimas gaunasi. Ir paskui pakeliam galvą, išlenkiam kiek tik tai galim į viršų. Ta patį padarome, apsiverčiam ant kito šono ir sekantis atsigulam ant pilvo ir vėl taip pat visiškai nuleidžiam galvą į apačią, pilnai kiek jinai nusileidžia. Labai šitoj vietoj gerai prasitempia stuburas ir keliam galvą į viršų, užriečiam kiek tik galim. Nu va. Tai stiprina kaklo raumenis ir tuo pačiu gaunasi iš kitos pusės, gaunasi labai geras raumens pratempimas. Ir kadangi galva svyra laisvam kritime be stumimo, turi galimybę slanksteliai vienas nuo kito pasitraukti, pasitolinti. Ir tokiu būdu, kai raumuo stiprėja, laiko aplinkui pasiėmė slankstelius ir jie atskirai pavaikšto, slanksteliai tada sugrįžta į savo vietą ten, kur jie turėtų būti.